baimė yra didelis dalykas, bet ta baimė kartais ir kaip tik paskatina žmogų kreiptis į gydytojus, pasitikrinti. Nes jeigu žmogus jaučiasi negerai, jeigu atsiranda skundai, jeigu atsiranda diskomfortas kažkoks, tai jisai vis tiek eina kreiptis. Tai vat viena dalis žmonių, kurie, na, sakykime, kažką tai pajuto ir atėjo pasitikrinti. Kita dalis žmonių, kurie, na, turėjo atsitiktinius lytinius santykius, naujus lytinius santykius su nauja partnerė, vėl kažką tai pajunta arba tiesiog pradeda per daug įtariai galvoti, ateina pasitikrinti. Idealu, jeigu, sakykime, du žmonės sugalvoja, kad toliau susiję savo gyvenimus kartu, prieš lytinius santykius ateina abudu pasitikrinti ir be jokių kaltinimų po to vienas kitam pradeda savo normalų lytinį gyvenimą. Tai yra normalu. Kita dalis žmonių, kai jie ateina pasitikrinti profilaktiškai. Tai yra profilaktiškai pasižiūrėti, nes dalis tų infekcijų, bakterijų, jos gali gyventi žmoguje ir žmogus nieko nejaus, nežinot. Ir jisai gali nueiti pasitikrinti, pasidaryti bendrą kraujo tyrimą, pasidaryti šlapimo tyrimą, bet nebus atsakyta į tą klausimą, ar pas jį yra bakterijų specifinių, kurios būtent persiduoda lytinių santykių metu, ar nėra. Ir tik tai specialūs tyrimai tam reikalingi, kad įvardinti. Kita dalis žmonių tai yra, na, sakykime, žmonės, pas kuriuos jau kaip atsiranda amžiniai pakitimai ir šiuo atveju rekomenduotinas profilaktinis ištyrimas. Tai, sakykime, jeigu tai liestų vyrus, tai yra vyrų prostatos ištyrimas dėl, sakykime, tiek amžinių pakitimų, tiek dėl prostatos vėžio.